Sveiki visi. Kągi, šiandien nusprendžiau padaryti tokį video apie savo dažymo kamerą, kurią, kaip sakant, pastačiau 2018 metais. Rugsėjo 3 dieną pradėjau nuo tokios lygios pievos ir lapkričio, tų pačių metų lapkričio 22 ar 3 dieną jau buvo pirmas dažymas automobilio, atsimenu. Žodžiu, kažkaip gaunasi spalį. 2,5 mėnesio vienas pats pasistačiau šitą dažymo kamerą. Aišku, yra tokių niuansų nebaigimo. Lubos dar neuždėtos tiek metų, bet čia, kaip sakoma, laikinai, gaunasi amžinai. Taigi, čia mano kompresorius, pulveriai, dažų maišymo lentynos, toks prieangis, kombinzonam, daiktam, lipneikom sudėti, žodžiu. Čia dar statosi dujų balionas, žiemą šildom dujomis. Gaunasi čia kokie 4 kvadratai, gal tas prieangis, žodžiu. Esu daręs aš apie šitą kamerą dažymo video tikrai bet gal kas nematė, tai žodžiu. Tokia kamerėlė 7x4. Čia, žodžiu, filtrai, papasakosiu toliau, nes ką tik pradėjau plėšti, tai dėl to ir nusprendžiau parodyti ir pasižiūrėti, kaip kas. Žodžiu, čia yra paduodamoji oro anga, stovi filtras, stovi 3 ventiliatoriai, 7000 kubų per valandą. Čia stovi ištraukimo ventiliatoriai. Kiek čia gaunasi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ir čia gaunasi 6500 ar 700 ištraukimo. Nes, žodžiu, paduodamasis negali būti niekada didesnė galia negu ištraukimo. Nes tada pradės suktis labai ratais dulkės. Arba turi būti paduodamasis ir ištraukiamasis tas pats. Bet geriausia, kai truputėlį paduodamasis yra čiut daugiau, labai nedaug, sakau, ten skirtumas labai minimalus. Ir ištraukiamoji čiut mažiau. Tai yra pats geriausias variantas. Bet jeigu bus labai daug, sakykime, 1000 kubų daugiau paduodamasis, tada, kaip sakiau, sukasi labai ratais, nes nespėja ištraukti. O jeigu atvirkščiai, ištraukiamoji būtų paduodama daugiau, tada lupa iš nuo sienų visas dulkes, kaip sakant, pro visus tarpelius, nors čia ir už silikonų viskas užtepta. Bet, žodžiu, kur tik randa plyšį kažkokį, trauktų dulkes tada į vidų, į kamerą. Tai va tokia kamera. Jau 7 metai, jau reikėtų kaip ir persidažyti sienas. Truputėlį čia buvo drėgmės pagavę, kažkada nebuvo padaryta, žodžiu, dangčių iš lauko pusės ventiliatorium uždaryti ir biškį priejo drėgmės, taip pajuodė. Tai va, reiktų ir lubas nusidažyti, nes taip ir nenudažytos nuo pastatymo laikų. Grindys išdėtos plytelėm. Kažkada darydavau pirmus 2 metus, visą laiką laistydavau grindis ir tada dažydavau, bet čia yra tikrai nesąmonė. Tai dėl to ir pasilikę yra dažai tokie prilipę dulkę, žodžiu, su dažais. Prilipę prie plytelių. Aišku, po biškį grandosi, kur daugiausiai vaikštom aplinkui, jau baigia ir nusitrinti. Bet čia buvo kažkieno durnių išmislas laistyti grindis, tipo nekils dulkės nuo grindų. Nesąmonė. Vanduo garoja, garai kyla į viršų, kaip sakant, su šiluma ir
ant detalių sėda tūkstančiai mikroskopinių tokių ir dulkelių, nedulkelių, žodžiu, na, tikrai nekoks buvo sprendimas, nes, sakau, prisižiūrėta buvo YouTube'ai, aišku, dar ištraukimas buvo kitaip padaryta, nebuvo tų šoninių, buvo tik tie du priekiniai, buvo tie šoniniai, atsiprašau, bet buvo kitaip padaryta, čia buvo įvestas vamzdis, vamzdžiuose skylės išpjautos ir ten lauke stovi ventiliatoriai, tai žodžiu, man neužtekdavo tų, labai ilgai dulkė sukinėdavos, tai dėl to nusprendėme kiekvieną įdėti atskirą ventiliatorių. Dabar yra super. Galima sakyti, nudažius motociklo detalės, apie 10 sekundžių ir viskas, kamera išvaru, gražu, nieko nelieka. Kągi, darysim filtrą. Tikrai prisipažinsiu, nekeičiau praktiškai metus laiko. Nors keisdavau kas pusę metų, bet šį kartą gavosi taip, kad nepakeičiau per metus nei karto filtrą. Na, aišku, dabar vasarą darbų motociklai važiuoja, sezonas yra, tai, sakykime, tebūnie tie 3 mėnesiai tokie kaip ir nebuvo darbingi, tik tai savo dažymams. Tai dėl to ir nekeičiau, bet pasižiūrėsim specialiai, ką mes čia rasim. Čia, kaip suprantat, stovi, na, aš atidarysiu, aišku, parodysiu. Čia vadinamas yra sintiponas, jisai 5, man atrodo, centimetrų. Ir po to dar papildomai paprasčiausia agro plėvelė. Tai matosi, kokia net juoda jinai turėjo būti balta. Agro plėvelė tam, kad sulaikytų pukelius. Šitas sulaiko šiukšlės, sakykime, stambės iš oro padavimo, dulkės, bet būna taip, kad plaukelį numeta. Tai specialiai yra agro plėvelė, kuri dedama tam, kad sulaikytų šitokios dar mikroplaukelius visokius. Aišku, rekomenduočiau, kas, sakykime, darytųsi kamerą ar panašiai, kad šitą uždėjus agro plėvelę pirmiausia pradažyti, na, kokią nereikšmingą detalę, kaip sakant, ar šiaip pasiėmus metalo gabalą, kad truputėlį prasidirbtų, nes irgi būna iš savęs, biškį numeta šiukšlių. O po to viskas jau yra tvarkoj. Tai plėšim, atidarysim ir žiūrėsim, kas ten yra, nes metus laiko nebuvau tikrai, tai ten, manau, rasim mes visko. Kągi, atidarysiu, tada toliau filmuosim. Na štai trumpai toks filtras, matosi, netgi 3 vietos apskritimai nuo ventiliatoriaus. Kągi, darysim, čia yra, žodžiu, padarytas iš gipsinių profilių, toks atidaromas dangtis, uždėtas tinklas, kad nekristų vata ir mes galim atidaryti. Na, su viena ranka bus sunku, kai atidarysiu, tada rodau toliau. Kągi atidarėm ir kaip mano vaikai pasakytų, tai o lelyški, kas čia daros. Pirmą kartą matau tokį. Wow. Ką reiškia metus laiko nepakeist filtrų. Čia voratinkliai dar kabo. Eik tu savo. Baisu. Tai čia padarytas toks karabonas. Jeigu matas, jisai yra siaurėjantis, tai čia buvo principas toks pirmasis. Stovėdavo lauke ventiliatorius ir per vamzdį čia ateidavo oras ir toj dėžėj, kaip sakant, siaurėjant, jisai pūsdavo. Na, YouTube'ai mačiau irgi, variantas neblogas, bet gaudavos taip, kad irgi vis tiek daugiau priekį būdavo paduodamas, jau čia daug mažiau orų. O dabar čia yra 3 ventiliatoriai. Galvoju dar vieną
pratęsti ateityje. Na, šiemet jau nebepratęsiu, bet kitais metais dar pratęsti truputėlį dėžę ilgesnę. Nu, ta, kaip sakant, čia jinai kažkur yra, aš to pasakysiu, 4 metrų. 4 metrų, tai va, padaryti 5 metrų. Ir dar papildomai vieną ventiliatorių įdėti, tokį pat. Ventiliatoriai firma Vent, labai geri, 7 metai, jokių problemų. Tai va, įdėjus papildomą dar vieną ventiliatorių, dar įdėčiau vieną ištraukimą papildomą čia tam gale. Čia dabar užklijuota irgi laikinai reikia padaryti dangtį. Čia, žodžiu, šildo man žiemą kamerą. Na, čia nusiplėšęs, čia laikinai užklijau, tik tais aš tą popierių. Žodžiu, šildo kamerą, galima eiti lauką, parodysiu. Čia va stovi 2 ventiliatoriai. Tai va čia buvo per visą sieną padaryta, kaip sakiau, ilgas vamzdis, išgražiuotos skylės ir traukdavau. Bet tai čia dabar šitie traukia tik tais iš tų paskutinių grotelių, kur yra. Tai va čia stovi, čia visko pridėta, prikabinta. Čia mano dažymo visi stovai. Žodžiu, raketa, dujinė raketa. Irgi nuo pastatymo. Kameros taip įdėta, išvestas valdymas su laidu. Ir, žodžiu, per va tokį vamzdį atkeliauja į dažymo kamerą ir man šildo žiemą dažymo kamerą. Čia yra papildoma skylė, sienai padaryta tam, kad ventiliatoriai turėtų, kaip sakant, šviežią orą per ką įsitraukti. Tai uždėtos grotelės, kad paukštukai neįlystų kokie dar kažkas. Aišku, dar gauna to oro per čia, per pakalimus, nes pakalimai neuždėti. Kaip visą laiką, nėra laiko. Tai va, čia dujinė elektrinė, žodžiu, raketa šildo man kamerą. Seniau, sakau, būdavo čia vamzdžiai, čia įeidavo, čia, na, kitoks principas, bet per daug visokių būdavo makarajų, per daug sudėtingai, per daug neefektyvu. Čia yra valdymas va kameros, tos kameros dujinės paleidimo, sakykim. Nustatai, pasileidžia, aišku, dabar atjungtos dujos nieko nėra, nieks nepasileis. Girdėsi takšį, užsidegtų ir čia šiluma. Žodžiu, sakykim, vasaros metu, pusę valandos ir čia būna 50-60 laipsnių galima užkaitinti. Žiemą daugiausiai, jeigu koks -15 lauke, tai iki 35 kažkur užsišildo irgi per gerą pusvalandį. Na, žodžiu, šildo, viskas tvarkoj. Apšvietimai, kaip matot, sudėti ir ant sienų, ir ant lubų. Šviesos tikrai užtenka. Kas daugiau, kaip ir nieko. Viską papasakau berot. Kągi, keisim filtrą. Jis kaip susispaudė, net, na, gal pamelau, gal ne 5 cm. Manau, kad buvo 2,5 jisai. Iki 3 kažkas tokio, dabar atsiminiau, jo. Iki 5 cm buvau kažkada pačioj pradžioje aš nusipirkęs. Tai biški per daug sulaikydavo oro, kaip sakant. Tai jo, įdėjau, man atrodo, iki 3 ar 2,5 cm. Kągi, imam tą bjaurybę, išsivalom visas dulkes ir dėsim naują filtrą. Na, dar filtrą parodysiu, tikrai kaip sudėsiu. Na, štai išmetėm filtrą, išvalėm voratinklius, pajungiam biškį ventiliatorius. Tai pučia, oho,
Žodžiu, dar ką norėjau paminėti, čia gal nesimatė, čia yra irgi va uždėta nerūdijančio plieno tokios gratelės. Labai patogu, žodžiu, nėra taip, kad va iš karto ventiliatorius kažkoks ten ar įlystų kas nors ar ką, padaryta trikampinė dėžė ištisa per sieną ir kiekviena yra uždara, kaip sakant, viena nuo kitos atskira. Ir dulkės prisirinkus, paprasčiausiai su šluota grotelės nuvalom, ištraukia viską lauk ir viskas. Štai toks rėmukas, paprastas, uždedam filtrą ir paprasčiausiai uždarom. Čia nors ir visai kraiposi, bet užsidarom, užsilenkia kabliukai, viską. Na, vadinama dėžė karabonas, kaip aš ją vadinu, 7 metai, bet atrodo, kad ką tik buvo padaryta. Nieks niekur nieko. Silikonai net nesuturkinėja. Žodžiu, iš vis jokio vaikščiojimo nėra. Super. Kągi, einam ieškoti filtrą ir dėsim naują filtrą. Na štai filtriukas uždėtas naujas. Jis man kainavo 11 eurų su atsiuntimu. Dar va, geras pusmetris liko. Žodžiu, jo storis skaitosi apie 3 cm. Iš pločio labai gerai, nieko pjausit nereikia, iš ilgio nupjovėm. Čia su tokiais plastiniais įpjovėm, užspaudėm ant profilio. Čia tik tais uždarant, kaip sakant, kad uždarimo metu nepabėgtų į šonus kažkur. Viskas, filtriukas pakeistas, uždarom atgal į savo vietą. Na, štai, turim naują filtrą, uždarėm ir dabar liks tik tais agro plėvelę uždėti, prišaudyti, žodžiu. Čia šiais metais dabar irgi jau nebekišiu, kaip sakant, ranko, dar paprastai prišaudysim, kaip ir buvo su skabėm tą agro plėvelę ir paskui su papirinė izoliacija apeinam. O kitais metais, na gal ir žiemą pavyks, jeigu, kaip sakant, nebus darbų, padarysim medinį perimetrą tokį aplinkui ir padarysim irgi kažkokį gal atlenkiamą, kad, na, nereikėtų čia pastoviai šaudyti ir plėšyti tos plėvelės ir tos kabės pasilieka pastoviai. Na, bet dabar kaip yra, taip yra. Funkcionuoja jau taip 7 metai ir viskas yra super. Tai kol kas paliksim taip. Tik tais dabar neturiu agro plėvelės, tai teks nusipirkti. Kągi, paleidžiu ventiliatorius. Koks baisus filtras. Žiauru. Nesu dar matęs tokį. O, matosi iš karto. Kamera neperdavė, bet pirmas paleidimas ir labai daug dulkių. Galim patikrinti, kaip su durim. Va, matot? Sakykim, duris nepučia, nestumė jų. Likus čiučiut va prie uždarimo, vos nori pūsti. Tai čia yra labai gerai. Jeigu, sakykim, per prievartą reikia duris uždaryti, tai yra blogai. Jeigu atidaryti duris per prievartą, irgi yra blogai. Tada reiškia,
siurbia lauk ir nori duris uždarinėti. Tai va, sakykim, tas pats be ištraukiamų, šviesą išjungiau, be ištraukiamųjų ventiliatorių, tai dabar matot, kaip duris atidaro? Čia jau dabar kokia jėga veikia. O jeigu įjungus ir išjungus padavimą, tuoj išsisiurbs. Nieko daryti nereikia. Matot, neina. Traukia duris, nes dabar tik ištraukiamieji pajungti. Na, žodžiu, tokia sistema padaryta, kad čiut daugiau būtų padedamasis. Tada yra labai viskas super. Kągi, toks video. Gal biškį ir įsitempiam, bet, greičiau neina. Žodžiu, mano dažymo kamera 7x4, aukštis 2,20 berods, žodžiu, dar paprastą autobusiuką galima įvaryti, bet kadangi aš jau kelinti metai dažau tik motociklus, aišku, pasitaiko vieną kitą mašiną, ten detalės padažyti, bet daugiausia dabar tik su motociklais, tai man čia labai puiku. Dažau beje ir lėktuvų detalės, kas matėt mano video, yra ir lėktuvų detalių dažytų. Kas norit, kreipkitės dėl dažymo, visą laiką padėsiu. Kągi, einam toliau koptis, tvarkytis, gal biškį sienas persidažysim, jeigu dar dažų turiu, eisiu pasižiūrėti. Na, žodžiu, ruošiamės naujam darbo sezonui, nes nuo rudens baigsis motociklų sezonas ir prasidės dažymo darbai. Taigi, chebrytė, visiems geros dienos, kaip sakant, geros likusios savaitės. Norėjau sakyti gerą savaitgalį. Savaitgalis praėjo. Viskas. Visiems ate ir toks video apie mano dažymo kamerą statytą savo rankom per gerus 2 mėnesius. Vienas pats pastačiau. Aišku, kaip sakau, reikia pakalimus. Čia reikia pakalimus pakalt. Na, visur rankos reikia pridėti, nėra laiko. Namas irgi, viskas mano daryta. Tai kai vienam reikia dirbti ir dažymus ir prie savo reikalų, tai nespėju žmogus. Kągi, visiems iki.